Sveiki, mano žiūrovai, sveikinusiu iš sklypo, apleisto sklypo, galima sakyti, nelabai lygus. Mulčiuojam su Mitsubishiu. Pas mus jis 18 arklių galių, bet, lyg tai rodo ir neblogai. Aišku, kad tų porą arklių galių dar dadėt, tai būtų visai neblogai. Apvertėm ratus kitaip, kad būtų platesnis. Stabiliau, kad būtų, kad plačiau stovėtų ratai, kaip matom. Rezultatą savo davė. Tai kad čia numulčiuota, kažkur tai iki 2 cm praktiškai medžiukai buvo, vietom irgi sumulčiuota. Ir dabar jau viskas gražu. Dar turim čia didelį sklypą tokį apleistą. Tai vat, šiai dienai jau pusė dienos praėjo, šiai dienai turim tokį darbą, turim tokį prašymą, tiksliau ne prašymą, užklausą, kad padaryt. Tai vat, darbuojamės. Va štai taip tas sklypas atrodo iš tolo, matom. Bet šiai dienai visai turim darbų. Galima sakyti, labas rytas, antra diena prasidėjo, dar liko nupjauti toks nemažas plotas. Galvojau, bus blogiau, bet galima sakyti, neblogai vis dėlto. 3 metai čia nebuvo pjauta žolė, kaip pasakė. Daug skruzdėlynų. Bet po truputį eina.